Labą dieną visiems, ar girdit mane, ar matot? Jūs atsakyti garsu negali, tai būtų gerai, kad parašytumėte į langelį. Puiku. Ir linksmus vaikus taip suprantu, kad matot. Mano laikrodis rodo, kad aš galiu pradėti, kažin jau pradėsim. Taigi iš anonso tikriausiai girdėjot, kad esu Tatjana Kryliuvienė, dirbu Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Tegul tai jūsų neišgąsdina. Taigi gal pradėti norėčiau nuo trumpos video. Nu va, tai toks būtų trumpas kaip ir minčių lietus. Labai norėčiau, kad pasidalintumėm dabar, ką pamatėm Total Physical Response, šaunu, pinigus ir nusipirko loterijos bilietą. Nusipirko bilietą ir taip toliau, ir taip toliau. Ten nuėjo į vieną parduotuvę, nusipirko į kitą, suvalgė, papuolė į ligoninę. Antras knygutės tipas yra knygutės su atlankais. Kaip pavyzdžiui, turim vieną lapą. Knygutės su atlankais irgi galima puikiausiai naudoti darbui grupėje, bet gali kiekvienas vaikas irgi puikiausiai gaminti savo šitokį dalyką. Reiškia, kai ant lapo popieriaus priklijuojamas kažkoks tai lapukas, bet pavyzdžiui, ant medžio priklijuotas lapukas, o po to lapuku yra paukščiukas. Pavyzdžiui, čia su atlapais, palaukit, kišeninės, va, yra geras pavyzdys, yra didelis namas su kišenėm, kiekviena kišenė turi kambario pavadinimą ir kiekvienoje kišenėje kambaryje yra sudėti lapukai su baldų pavadinimais, kurie stovi būtent tame kambaryje. Ir reljefinės knygutės, tai yra knygutės, kai jas atlenkia knygutę, palaukit minutėlę, ir ten išlenda, labai sunku, ten išlenda atsilenkia, vat, čia medelis, paskui einam toliau, ant to medelio atsiranda žvaigždutė, čia kalėdinis sveikinimas, paskui ant tos žvaigždutės, prie žvaigždutės dar prisideda burbuliukai ir taip toliau, ir taip toliau. Daugmaž įsivaizduoju. Taigi, kaip matote, metodas yra tikrai labai žaismingas. Dabar perskaičiau Jurgos, tikriausiai, kad Jurgos pastaba, kad pamokų metu jums nelieka kada daryti knygutes. Tai tada aš nesuprantu, kaip jūs dirbat su mažiukais. Su mažiukais jūs galite dirbti tik žaisdami, jie darydami išmoksta. O jeigu jūs tik tai kalat teorinės žinias, tai tada jūs varot stresą vaikams iš tikrųjų. Juk bendrosiose programuose jums nepasakyta, kad jūs turit per pamoką padaryti nuo čia iki čia, jūs tiesiog turit išmokyti vaikus kažkokių tai dalykų. Lėlytės galima gamintis ir kitokiu principu. Jūs žinote šitą principą, kai susilanksto lapas, iškerpamas žmogelis, jis nuspalvinamas ir pasidaro visa šeima. Galima va tokias lėlytes pasigaminti, jeigu norit, kad vaikučiai kalbėtų apie kažką tai. Jeigu kalbant apie antpirščius, jūs matot paveiksliuke, kaip atrodo antpirščiai, bet galima juos ir pasigaminti. Jeigu nusipiešėt paveiksliuką, prie jo priklijuojat kažkokią tai juostelę, gaunasi antpirštis ir jūs jau galite kalbėti. Antpirštis lygiai taip pat kaip ir pieštuko antgalis
kad jie neišsimėtytų, va čia aš turiu pasigaminus, yra rankytė, nusipiešta, tiksliau, toj nuimsiu tas antpirščius, nusipiešta ranka ir ant tos rankos pirštų sudėti antpirščiai. Metodą reikia gerai apmastyti, ar visiems vaikams tas metodas tinka. Reikia prisiminti Garnerį su jo intelektų apibūdinimais. Žodžiu, manyčiau, kad ir jūs pamatysit, kad tikrai gink Dieve ne visi dainuoja, kiti tik tai rankeles kilnoja, bet jie žino, kaip pakelti rankas. Gal dar kas nors klausimų turi? Nežinau, kiek tie patarimai buvo geri, aš tiesiog pasidalinau savo pamastymais ir tuo, ko mane mokė. Buvo tikrai įdomu pabandyti tokį seminarą vesti internetu, kadangi paprastai vedu gyvai, kad mokytojai galėtų pabandyti, patys paklijuoti, padirbti, pažiūrėti, pačiupinėti. Tada seminaras tikriausiai būna daugiau vertingesnis. Iš tikrųjų, labai malonu, kad jūs taip aktyviai dalyvavote šitam seminare. Ir aš ko gero jau atsijungiu. Ačiū tikrai labai visiems ir sėkmės darbe.